O dabar į Kauno rajoną. Išvažiuoju kitą kartą anksčiau, tik kad suspės. Nes, žinot, būna žiemą, tai slidu, tai pusnikta. Turiu laikytis to vadinamo grafiko. Neatsilikime nuo grafiko. Iš Jonavos mokykliniu autobusiuku keliaujame į Kauno rajoną. Inspektuosime, kaip mokslo metams pasiruošė Raudondvario gimnazija, Kulautuvos pagrindinė mokykla ir Akademijos Ugnės Karvelės gimnazija. Kita stotelė Raudondvario gimnazija. Na jau ruoštis galime. Pamanysite, kad aš meluoju, bet man visą laiką ta diena yra šventė. Aš nežinau, gal mokiniai kitaip pagalvos, gal ar draugai, kad aš meluoju, bet tikrai ne. Tai yra šventė. Gedulas, bet ir šventė. Anksčiau tai labai mėgdavau eiti į mokyklą, bet šie metai buvo labai sunkus, tai dabar biški gedulas. O jūs, ar pasiruošėte rugsėjo 1-ąjai? Pasirašėm jau. Bet dar tai gėlių trūksta auklėtojams ir mokytojams. Labai ilgai deriname savo papuošalus, kad kaip atrodysime tėveliams, mokiniams, kaip atrodysime ant to pakilimo čia prie laiptų. Prieš kelias dienas apsisprendžiau pradėtis, bet žinoma, kiekvieną kartą stengiasi atrodyti naujai. Pradinio ugdymo mokiniai gimnazijos bendruomeniai ruošia įspūdingą staigmeną. Todėl dabar jos nelabai gali ir atskleisti. Pasitaika, tai jie ten susipyksta, ten tarp savį, taip, brolis su broliu, tai ten, jeigu jau labai įsisiautėja, tai aš tada sustoju, kol nenurimsta, nevažiuosim. Nu, įklausom. Visus nesutarimus, ypač tarp mokytojų ir mokinių, geriausiai išsprendžia gėlės. Džiaugiuosi, kai kažką dovanoja, nesvarbu ar gėlė, ar vaisius. Reikia džiaugtis dovanomis. Kartais netgi yra buvę, kad ir šokolado plytelę gavau ir labai, žinokite, nustebau ir labai nudžiugino. Turi savo kiemus, savo sodus ir vaikai dažnai atneša savo gėlės iš darželio. Gėlių pardavėjams reikia viltis, kad ne visi Kauno rajono gyventojai jas augina savo darželiuose. Rugsėjo 1 tikrai gerai būna. Tikrai 1 dažniausiai perka kardelius, kaip ir anksčiau, taip ir dabar. Rožės, kardeliai. Tulpės, kartais atsiranda irgi rugsėjo 1, tai perka tulpės. Vasarą, kol vaikai gaudo vėjus laukuose, mokyklos laiko veltui neleidžia. Laisvu nuo pamokų metu čia vyksta remontai. Bet ar jie bus baigti laiku? Rugsėjo 1 gal ne visai spėsim, bet sakykim taip, geras mėnesiukas ir sporto salė iš tikrųjų bus pakeista visa. Ir danga, ir sienos, ir sabų šildymo sistema, nes tikrai būdavo vėsu, atsiras treniruoklių salytė. Spėsim, nes viskas yra tvarkoje. Praktiškai tik tai daugiau yra tokie kosmetiniai dalykai, kadangi tik tai ir pastatymas krepšių reikia ir tinklą padaryti. Kulautuvos mokykloje bandelėmis dar nekvepia. Tačiau neužilgo čia jau virs gyvenimas. Mažytė mokykla Kauno rajone pagal savo pasiekimus drąsiai meta iššūkį gimnazijų. Kiekvienais metais lygiai taip pat pagal olimpiadas, pagal įvairius konkursus, respublikinius, tarptautinius renginius, nieko nenusileidžia ir netgi lenkia Kauno rajono gimnazijas. Švietimas iš vis yra Kauno rajono savivaldybės prioritetas ir tam yra skiriama ir nemažai lėšų kasmet ir iš biudžeto ir pritraukiant įvairių projektų lėšas, bendradarbiaujant su bendruomenėmis, su privačiomis lėšomis. Taigi norime tų moderniškesnių aplinkų, kad vaikai gerai jaustųsi mokyklose. Šiemet Kauno rajono mokyklų duris pravers apie 9 000 mokinių. Beveik kas 10 iš jų pirmokas. Kauno rajone nuolatos didėja mokinių skaičius ir buvom priversti pertvarkyti savo ugdymo procesą patalpas. Ir šiandien mes esam, šią akimirką esam buvusiuose 2 kabinetuose anglų kalba, kur buvo mokoma. Ir nuo rugsėjo mėnesio čia bus pirmokų. Kauno rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, pirmokų šiemet bus daugiau nei pernai. Nejaugi tai reiškia, kad prasidėjo demografinis bumas?
dalis mūsų vaikų, pačių geriausių moksleivių gaila dėja, nukeliauja į Kauno miesto gimnazijas. Nors mes ir savo turime gimnazijų tinklą, dabar visame rajone išvystyta 12 gimnazijų, tačiau vis tiek dalis moksleivių nukeliauja į miesto gimnazijas. Čia, pavyzdžiui, buvo 5-tokas, jau gal buvo toks biški nemandagus, nu jau tik kaip pasidaro koks 8-tokas, jau tik kaip sakant, jį auga į razumą jau. Nu, tai kaip vaikai. Jeigu vaikas sveikas, tai kažkas biški būna, bet nesveiki tik nejuda, o sveiki tai juda. Nu, visko būna, bet tai mūsų darbas. Vaikai yra vaikai.